O šitas mano, reiškia, su profesoriumi išradimas, jis konkrečiai matuoja spaudimą esantį kaklo srityje, miego arterijoje. Gyvybės jiems trūksta. Jiems ta jūra nėra vien didžiulis stimulas, kad jūra ramybė. Jiems reikia gyvybės, reikia naktinių gyvenimų ir panašiai. Paskaitai, vieną dieną jie mūsų naikins. Dirbtinis intelektas su visokiam autonominiam sistemai, kurias jas kuriate. Gali tai būti ar ne? Kad jie... Sveiki visi, kurie klausėte ir žiūrite Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Tie, kurie žiūrite, matyti jau pastebite skirtumą, kad, šiek tiek kita aplinka. Tai jūs neklystate, mes esame Klaipėdos universiteto medijų laboratorijos studijoje, tokia tarsi, partnerystė su universitetu. Mūsų filmavimą čia aišku, kad nesimato, bet stebi daug Klaipėdos universiteto žurnalistikos studentų. Tikimės, kad jiem bus labai naudinga tokia, galima sakyti, paskaita. O mūsų svečias, nors ir pats aš svečias šiandien, bet mūsų svečias šiandien irgi yra universiteto bendruomenės narys, tai yra Klaipėdos universiteto mokslininkas Žydrūnas Lukošius. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Tai sąmoningai pasakiau mokslininkas dėl to, kad, palikau jums tą galimybę prisistatyti, katedros tikslios pareigos ir koks jūs esate, Žydrūnai, mokslininkas? Sveiki, dar kartą esu mokslininkas, kuris apima dviejas sritis. Tai viena būtų iš bioinžinerinės srities, o kita informatikos inžinerija. Tai šiuo metu esu labiau informatikos inžineriją pakrypęs dėl tam tikrų, srovių povandeninių. Ir šiuo metu dirbu informatikos inžinerijos katedroje, lektoriumi ir mokslininku. Mūsų tinklalaidė yra skirta pristatyti žmonėms, klaipėdiečiam, Klaipėdos gyventojams, tie, kurie, sakysim, jie nėra būtinai garsus, bet jie yra žinomi tam tikrose terpėse, ar ne, dėl vienokio ir kitokio savo darbų. Ir, mūsų tinklalaidės yra tokia pagrindinis tikslas pristatyti žmonės, kurie galbūt nėra pastebimi, bet jie veikia kažką, kas galbūt prisideda prie pačios Klaipėdos, sakysim, skambiai pavadinkim klestėjimo, mes link to einam, ar ne? Tai, Žydrūno, jūs irgi tam tikrą prasme išgarsėjot prieš 5 metus, kai jūs buvote apdovanotas Švyturio stipendija. Jūs ten kažką išradot. Aš vėlgi sakau, tai kažką sąmoningai, dėl to, kad paliksiu... Paliksiu pasakyti, ką jūs ten išradot. Jo, tai reiškia, aš prieš 5 metus tai buvau nominuotas Švyturio stipendijos apdovanojimu, o principė šitą apdovanojimą gavau už išradimą, kur kartu su amžinai atilsi profesoriumi Albinu Stankum išradom kraujo spaudimo aparatą. Ne šiaip savo kokį kraujo spaudimo aparatą, o kraujo spaudimo aparatą, kuris gali pamatuoti, sakykime, centrinį kraujo spaudimą. Standartiniai mūsų aparatai, visi turbūt žinom, dedami ant žasto, ant riešo, tai jie matuoja periferinį, tai išorinį, sakykime, čia tų periferinių kraujagyslių spaudimą. O šitas mano, reiškia, su profesoriumi išradimas, jis konkrečiai matuoja spaudimą esantį kaklo srityje, miego arterijoje. Kodėl tai reikia daryti? Tai reikia daryti todėl, kad teorija sako, kad periferinis kraujo spaudimas ne visada yra informatyvus. Įsivaizduokit, čia kaip prielaida, ne? Jūs vartojate vaistus, kurie mažina kraujo spaudimą. Jūs išgeriate tabletę, klausimas, ir matuojate spaudimą. Ir klausimas, ar suveikia ar nesuveikia. Pasimatuoja, sakykime, gal senyvo amžiaus ten žmogus, jam nesuveikia, jis mato, kad yra aukštas spaudimas, jis patiki skaičiais su aparatu, jis geria dar vieną tabletę. Tai reiškia, kodėl taip atsitinka? Todėl, kad į periferiją tas spaudimas netaip greitai pasirodo, tas pats dydis. O čia, ta prasme, pasirodo jisai ganėtinai greitai. Plius, reiškia, pats informatyviausias, tai spaudimas yra širdyje, aortos lanke. Tai irgi yra prielaidos, moksliniais tyrimais įrodė, kad šitas spaudimas esantis miego arterijai, jis yra artimas jau tam spaudimui, kuris yra širdies viduje, aortos lanke. Jeigu jau taip visiškai supaprastinant iki primityvumo, tai jūs darote, kad tiesiog būtų geriau ir tiksliau, ar ne? Jo, bet ta prasme šitas išradimas galbūt labiau skirtas buvo pagal idėją moksliniams tyrimams, moksliniams ciklams. Taip, individualiai namudiniam vartojame gal ir nelabai. Beje, o kaip baigėsi, arba negaliu sakyti baigėsi, kaip su to išradimu dabar yra?
vis dėlto prieš 5 metus. Jo, jis dar berods nebuvo patentuotas, kaip dabar yra? Jisai dabar yra gautas Europos patentas, pilnai užpatentuotas. Reiškia, mokslininkai galbūt cituoja, gal nesituoja, aš ten nelabai stebiu, to prasme, kaip jisai yra viešinasi, reiškia, tose mokslinių, reiškia, straipsnių ten bazėse ir panašiai. O dabartinis jo likimas yra toks, jisai, ta prasme, yra padarytas, yra prototipas, buvo bandymų tam tikrų galbūt parduoti, bet užsienio kompanijos jos nenori prototipo, jos nori gaminių. Paruoštų, gaminio, kurį būtų galima nešti į kurį būtų galima nešti, reiškia, į kažkokį tai fabriką ir iš karto gaminti. Tai, bet šitoj vietoje automatiškai reikia didžiulių pinigų, finansų ir panašiai. Kolektyvas truputėlį išsibarstė, nebeliko, taip ir liko. Bet, ta prasme, kaip mokslo išradimas, kaip know-how kažkoks, tai jis yra ir visą gyvenimą man priklausys. Mes galim sakyti, kad Klaipėdoje yra išrastas toksai daiktas. Taip, tai faktas. Faktas. Neginčiamas. Faktas. Mokslų pagrįstas. Tai šiai dienai ir mes dar vieną patentą ten su kitais kolegom iš informatikos inžinierijos. Ką kūrėt? Jau sukūrėm, užpatentavom. Ką? Čia dabar bus ir paviešinta turbūt, tai reiškia elektrinio autovežio, sakykim, tie, kurie vežioja konteinerius, pneumatinė sistema, reiškia, per pneumatinę sistemą, kaip sutaupyti, kaip ją taisyklingai valdyti, kad sutaupyti kuo daugiau energijos, kad tas autovežio baterijos dirbtų kuo ilgiau. Vat, reiškia, vėlgi, tai ten toks modelis sukurtas, brėžinys ir jisai, vėlgi mes gavome europinį patentą. Pasakėte europinį patentą, bet visada yra įdomu, kai žmogus ko nors imasi gyvenime, man visada yra svarbu žinoti, man atrodo visiems smalsiems žmonėms yra svarbu žinoti, kur yra tas pagrindinis motyvas, ar ne? Kodėl tą kraujo spaudimo aparatą kodėl jūs jį sugalvoti išrasti? Nežinau, ta prasme, turbūt pačios studijų metais, aš kai biofiziką studijavau bakalauro, tai profesorius, amžinatelis, jisai turbūt pamatė kažkokį tai polinkį, ta prasme, norą karptytis tose laboratorijose, nepabijokim tų žodžio, dirbti, kažką atrasti. Ir taip gimė ta idėja, ta prasme, galbūt reikia tokį padaryti, nes ir tos mano tematikos visada ir būdavo ten susietos ten su pulsinims spaudimo bangom, su kraujospūdžiu, su kraujotaka, įvairius tyrimus darydavom, reiškia, kiek mes turėjom tos įrangos laboratorijos, taip ir gimė. O paskui, kadangi keičiasi kryptis, kai vienos katedros žlunga, kitos atsiranda, ir tu ir eini pagal tas rodę. Tai kadangi... O gerai, o autovežis, čia jau, man atrodo, mes kalbam apie jau egzistuojančio daikto efektyvumo didinimą ir čia, man atrodo, kad jau kažkokia sąsaja su verslu. Ar čia vėlgi jūsų iniciatyva? Ne, čia ne su verslu, čia sąsaja tokia paprastesnė yra. Mes turėjom tokį projektą, reiškia, mokslinį ir vienas iš šaudiklių reikėjo padaryti patentą. Tas projektas buvo sukurti autonominio uosto modelį, kuris, reiškia, visiškai savo valdys pats viską daro, ten kranai ir panašiai, ten labiau gal į kraną buvo orientuotas, bet ir, reiškia, kaip kranų pridėtinė dalis, tai yra autovežis. Tai šiuo atveju, ta prasme, kaip rodiklį mes turėjom tą padaryti, mes tyrėm, skaičiavom, modeliavom ir padarėm. O didesni tyrimai buvo atlikti, kad, tarkim, įtariu, kad remiatės Klaipėdos uosto pavyzdžiui, ar ne? Ne, ta prasme, jo, kolegos važiavo ir į Rotterdamo uostą, ta prasme, tuos duomenys mes surinkinėjom, pagal ką daryti tą modelį, mes visą tą darėm. Bet ta prasme, kad dabar jį parduoti verslui, tai galbūt dabar prasidės šitokie žingsniai, nes tu, kai patentuoji, tu realiai negali viešinti per daug. Mes žinom, ta prasme, Azijos šalis, kurios labai mėgsta idėjas pavogti ir panašiai. Tai patentas ir yra tuom naudingas, kai tu patentavimo procesą pradedi, tai jie duoda tą intelektinę apsaugą. Tai laisviau šiek tiek galima. Jo, ta prasme, jo. Ok, sakėt, pastebėjo jūsų kolega polinkį krapštytis. Tai kaip atrodo mokslininko darbo diena, kiek užima laiko krapštymasis, kiek kiti kažkokie procesai? Aš jums pasakysiu taip, kol nebuvo šeimos, tai tas krapštymasis turbūt ir buvo, sakykime taip, nuo kokių 9 iki kokių 8 vakarą. Sėdėsi iki sutemos, tai pasiimi kažkokią tai sistemą,
bandai ten tos signalus užrašinėti, čia liečiant tas pirmosius mano žingsnius ir tu darai tol, bandai, ieškai, stengiasi, supranti, kad negerai kažką daro, čia vyksta, bandai ar pačią tą įrangą pamodeliuoti, pakonstruoti kažką, kol tu gauni, reiškia, tą signalą, kuris tau jau atrodo, kad jau yra priimtinas. O taip ir vykdavo. Taip, ta prasme, turbūt nieks neleis pameluoti, kad didžioji dalis tų, sakykime, didžių mokslininkų, tai jie taip ir užaugo, jie gal net dar daugiau dirba. Jo, bet kai atsiranda šeima, ta prasme, jau to laiko, aišku, mažėja. Tada žmona sako, ateik pasikrapštyti į virtuvę prie neplautų indų. ne, tai aišku būna ir taip, ta prasme, į namus stengiuosi nenešti darbą. Ta prasme, yra vaikai, viskas, tai čia šitoj vietoj tenka atsiriboti truputėlį. Bet sutinkat su ta mintim, kad jūsų darbas, kaip ir bet kuris kitas darbas, jisai turi įtraukti ir turi, kaip pasakyti, turi atrodyti kaip hobis, kad jisai sektųsi geriausia. Taip. Bet aišku, aš sutinku su jumis 100%, bet šiai dienai vis dėlto siek, kad tas darbas būtų dar mielesnis, aš manau, turi būti ir tas finansinis aspektas. Jo, tu vien gyvas orųgi nebūsi. Ir ten savo vidinę būseną pakilėta. Ta prasme, valgyti vis tiek reikia ir panašiai. Tai šitoj vietoj turi būti ir atitinkamas tas atlyginimas. Šiaip, ko dėka, sakyčiau, universiteto naujos valdžios ir prieš tai, reiškės, mūsų rektoriaus, dabar kuris eina antrą kadenciją, tai šitas aplamai įvaizdis universiteto ir bendruomenės, reiškės, motivacija dirbti, jinai yra truputėlį pakelta, tikrai pakelta. Gerai, o aš dar paminėsiu, atleiskite, jeigu tai kvailas pavyzdys, bet tai jau yra tapęs anekdotu, netgi tokia frazė kaip britų mokslininkai, ar ne? Ten, pavyzdžiui, britų mokslininkai atrado kokią vandenyno dugne vaikštančią žuvį. Britų mokslininkai atrado vaistą nuo vėžio, britų mokslininkai atrado dar kokį nors gerumo geną, ar ne? Tai, o ką jūs atradinėjate? Aš suprantu, kad tai yra procesas, kuris nuo minties... Ta prasme, atradinėjam. Taip, tai yra kažkokia įsikeliama mintis ir einama link rezultato, galutinio, dėl vizijos. Tai kokie tie procesai vyksta, tarkim, jūsų katedrai? Ties ko jūs dar dirbat? Tai dabar šiuo metu, ta prasme, mes dirbam prie autonominių sistemų, robotinių sistemų, tai dirbam su verslu, ganėtinai dabar daug, reiškės, verslui dabar, šiaip aplamai pasaulis į ką eina, jeigu taip pat globaliai žiūrint, reiškės, mes įsitampam priklausomi nuo technologijų, taip? Žiūrėkit, jūs dabar irgi pasirašęs paruoštuką esate telefonė. Taip. Tai va, reiškės, ne ant popieriaus, bet telefonė. Tai va, reiškės, tai dar prirodo, kad tai jau mūsų gyvenimo dalis darosi tos technologijos, tai tų technologijų tobulinimas skatina įvairius, reiškės, ne tiek gal atradimus, bet kažkokius tai tyrimus, kažkokių tai sprendimų pasiūlymus. Tai va, šiai dienai mes toj linkmėje ir dirbame labai daug su vaizdų atpažinimu. Aišku, galima ten žmonės sekti, bet labiau yra tos sistemos taikytos į pramonę, į apdorojimą, su bižuterija, ta prasme, irgi ten dirbam tam tikras sistemas, irgi vieną sukūrėm sistemą dabar, gintaro rūšiavimo, iš Lenkijos verslininkas, žinojo, kad, čia mes užsiiminėjom kažkom, ten kažkas parekomendavo, sako, jo, yra tokie jaunuoliai, jie ten darbuojas. Tai važiavo, pakalbėjom, susitarėm, pasirašėm sutartį su universitetu, mes padarėm, įvykdėm, viskas ok. Visi happy. Jo, visi happy, jo. Tai, prasme, autonominė sistema, ten nebereikia žmonių. Tai kodėl reikia tokių sistemų, darbdavys dažniausiai įsistengiasi tą žmogiškai faktorių pašalinti. Nes jam reikia miegoti, jam reikia pietų pertraukos, jiem reikia mokėti visokias ten, reiškės, atlyginimo formų pinigus. Žmogus susirga, sustoja, tai reiškės, tas procesas gamybinis ir panašiai. O čia dirba sistema gal truputėlį ir lėčiau, bet jinai dirba 24 valandas per parą. Taip, ir neprašo valgyti. Ir neprašo valgyti. Aha. Čia prieinam prie temos, kuri taip, kaip pasakyti, kontroversiškai visuomenė vertinama, yra kurie labai už ir labai prieš. Tie, kurie labai prieš, sako, kad pakeis čia technologijos žmonės ir mes liksim be darbo ir apskritai reikia... Ir apskritai vieną dieną jie mūsų naikins. Dirbtinis intelektas su visokiam autonominiam sistemai, kurias jūs kuriate. Gali tai būti ar ne? Manau, kad ne. Gal.
Ta prasme, kad mums padės ir bus pagalbininkai, sakykime, robotai tarnai, tai tikrai manau, čia kokių gal 10-20 metų perspektyvų tikrai. Šiaip jau jų ir yra, jau tos visos užuomos, bet kad jie pilnai būtų samprotaujantis, tai ir komunikuojantis dar ne, bet tai ta prasme taip. Bet vėlgi, tai bus pagalbininkai. Bet kad žmogų išstum, ta prasme, sakykime, gerai, žmogus, tas robotas, ne, sakykime, ar ten kažkokia kitokia ta sistema, ne, su dirbtiniu intelektu, tai gydymo įstaigos paimkime, ne? Nu, tai jis negalės konkrečiai diagnozuoti, nebus to socialinio ryšio, kad konkrečiai išsiklausinėt, jie, ta prasme, vis tiek, jie yra apmokyti pagal kažkokias tai taisyklės, kažkokius tai klausimynus. Ir jie, ta prasme, tų interpretacijų nedaro. Jo, kas liečia, pavyzdžiui, robotiką chirurgijoje, tai vat, yra šiaip irgi gaminami, galbūt ir mes gal kažką sugalvosim, gal kažkokį tai gal projektą padarysim, nes turim tokių pamastymų ir komunikuojam vis tiek ir su universitetinė ligoninė stipriai. Tai robotas, kuris padeda chirurgui arba robotas, kuris atlieka pjūvius, tai jo, čia jau yra labai gera technologija, nes žmogus, žinot, ranka gali sudrebėti, ne? Taip. Ir pasiekmes klaidos. Jo, gali būti tos klaidos pasiekmes labai didžiulį. O robotas jisai tiksliai. Jis nedreba, jis negalvoja, jis nedvejoja. Jam ką uždavė, jisai padarė ir viskas. Iškės tiksliai tiek, kiek tu uždavė. Bet su juo neišeisi į kiemą pakvėpuoti grino oro? Ne, šito tai ne. Nepajokausi? Ne. Nepasidalinsi savo džiaugsmais? Bus, aš tikiu, kad bus. Pajokauti? Manau, kad kaip ir sakiau, toj perspektyvoje, kad tikrai tie tokie kaip asistentai gali atsirasti. Taip pat ir tiem seniem žmonėm gali tie asistentai tokie atsirasti. Aišku, tai žvėriškai brangios bus technologijos, bet aš manau, kad jos ateis. Nes pagal visą tą linkmę, tą raidą tos technologijos, aš atsimenu save nuo pirmo kurso, ne, bakalauro, reiškia, per visus, kiek čia, dar metų dirbu universitete, technologija, nežinau, čia nieks nebūtų netgi galbūt pagalvoja, kad tiek bus pažengus. Man atrodo, kad mūsų karta tiesiog gyvena tokiam laikotarpį, kad naujausias telefonas po mėnesį jisai gali būti jau visiškai senas mėšlas. Bet suprantat, bet tai rinka tą diktuoja. Kodėl kūrė inžinieriai, daro visą tai? Todėl, kad rinka diktuoja žmonės patys. Čia, tu prasme, plius yra ir stiliaus, bet dalinai čia ir stiliaus jau yra. Taip. Kaip afišuoti, ta prasme. O tu turi mandresnį telefoną, tu reiškės, kaip čia, esi... Statusas jo tavo didesnis, jo ten... Jeigu statuso nesugebam įgyti kitom priemonėm, nusiperkam telefoną ir mes jį turim. Lengviausiai išeitis. Gerai, baigiam apie technologijas, užsiminėt apie tai, kaip atvykot į universitetą. Kaip jūs atsidūrėt universitete? Jūs čia studijavot, čia baigėt studiją? Jo, ta prasme, aš čia studijavau ir taip ir palikau. Nors šiaip gyvenime neturėjau planų, kad, ta prasme, dirbsiu universitete, reiškia, ir mokslinį, ir pedagoginį tą darbą. Bet taip, sukrito kortos, sakykime. Taip, sukrito kortos, pasiūlė padirbėti, ten pabūti inžinierium, taip viskas ir išaugo. Išaugo iki tokio lygmens, ta prasme, kad galiu aš padėti tiems studentams, kad supranti, ko reikia pačiai Klaipėdai, ko reikia pačiam universitetui, tai tu ir gyveni dabar vien dėl to, ta prasme. Labai įdomi mintį pastebėt, bandot suprasti, ko reikia Klaipėdai, ko jai reikia. Ja, Klaipėdai reikia gyvybės. Labai reikia gyvybės, jaunos gyvybės reikia, tai turbūt ne aš vienas, mūsų bendruomenė yra ir daugiau, daug tų darbuotojų, kur mes stengiamės pritraukti. Žinom, aišku, čia buvo visokių tų povandeninių srovių, čia ir su tais studentų stojimais buvo blogai, bet ta prasme, čia ne nuo universiteto buvo problema. Čia ta prasme, tai buvo. Politiniai kokie motyvai, dar kažkas, čia nieko nesigilina į šitą. Bet kad suintriguoti, užkabinti tuos moksleivius ir jiem pristatyti, nes jie nežino, kas vyksta tam universitete ir kas jame daros. Tai reiškia, mes daug skiriam tam dėmesį, važinėjom po mokyklas ir panašiai, kviečiamės pas savęs į universitetą, jie ateina, pamato, būna sužavėti ir taip didėja mūsų bendruomenės gretos studentų atžvilgių, automatiškai miestas irgi gyvesnis. Kuo gyvesnis miestas, verslai irgi labiau
kaip čia gauna didesnės pajamas. Ne tik pajamas, man atrodo, bet ir šansus, nes jaunas žmogus jisai yra linkęs rizikuoti, tarkim, vyresni žmonės, kurių įpročiai susiformavę, tai gal jau jie ir nelabai nori jos keisti ir ne visada išdrįsta, ką nors naujo pamatyti, jaunas žmogus jisai eina kiaurai. Svarbu, kad pigu būtų. Nu, tas gali būti, bet kai pasižiūri, kai tenka ir Vilniui pabūti, ir Kaune, nu ypač, sakykim, Vilniui, tai nu, ten jau, kai tu klausi, kodėl ne Klaipėda ten atvažiuoti, sakykim, kažkokio Panevėžio moksleivių, kokios studijų mūgėse dažnai dalyvaujam, dar kitokio tipo mūgėse ir klausi, tu, nu, kodėl ne į Klaipėdą? Sakom, ar čia jūs galvojat, kad čia blogos studijos yra? Ne, studijos, sako, mes suprantam, kad nu, yra tokios pat, kaip ir, sakykim, jeigu ta pati programa, sakykim, tuo pačiu pavadinimu, tai viskas kaip ir gyvybės jiems trūksta. Jiems ta jūra nėra vien didžiulis stimulas, kad jūra ramybė. Jiems reikia gyvybės, reikia naktinių gyvenimų ir panašiai. Aš atsimenu savo laikais, kai studijavau. Pasakėt dabar kaip jau senas profesorius. Nu, nesu aš senas, bet nesu ir jaunas. Tai prasme, jau metų vis tiek prabėgo. Tai žiūrėkit, kiek Klaipėdoj buvo naktinių klubų. Nu, jūs pats. Taip. Dabar žiūrėkit, dabar nieko nebeliko. Nebeliko todėl, kad nebeliko jaunimo. O kol to jaunimo yra, tą patį sako ir verslininkai. Tai reiškia, mes ruošiam specialistus, tų specialistų mes tiek net nepajėgus esam paruošti, kaip atsim šiuo atveju informatikos inžinierių, nes jų didžiulis yra poreikis. Čia pramonė irgi plečiasi aplink Klaipėdos visą regioną, vakarų, sakykime, mūsų Lietuvos regione pramonė stipriai plečiasi, reikia specialistų. Nei Vilnius, nei Kaunas irgi nespėjo tiek jų paruošti. Taip. Tai va, tai mes ir stengiamės, kad kuo daugiau liktų čia. Mes čia dabar aptariam, kaip pasakyti, tokio, šiek tiek gal, negaliu sakyti politinių, bet tokio aukštesnis lygio, ar ne, ta Klaipėdos, sakysim, ateities vizija. O jum pačiam kaip žmogui, jum yra svarbu, kokia ta Klaipėda yra? Svarbu. Kodėl? Nes tu malonumą jausi, kada, ar tu kai dirbsi ir vaikščiasi po miestą, kur gatvės baisios. Žmonės niūrus, visi pikti, nepatenkinti. Nu, nemalonu. Aš tikrai nenorėčiau čia gyventi. Tikrai galvočiau tada apie kraustymus. Geriau aš tada išvažiuoju gyventi į vienkiemį, kur ramiai nematysiu tų niūrių veidų ir panašiai. Tai aišku, kad tai yra aktualu. Mhm. O ką jūs į tai, kad sako, kad nereikia laukti, kol kažkas padarys, reikia patiems daryti? Tai... Ta sutinku, bet žiūrėkit, bet tas padarimas vėlgi, tai tu visko irgi negali padaryti. Mes negimėm ten visą galintis, kad imsiu darysiu tą, imsiu darysiu aną, imsiu darysiu tą. Plius ir aišku, aš suprantu, kad jeigu kažkas, sakykim, ten gerbūvio gerinimas ir panašiai, tai reikalauja ir tam tikrų finansinių, reiškia, paskatų. Tai vėlgi, iš kur tos finansinės paskatos, tai vėlgi kažkas turi įsijungti į tą procesą, turi suprasti, reiškia, kad visos tos aukštos mokyklos, ar čia, kurios yra Klaipėdos mieste, nu, joms reikia padėti. Nu, nėra, nes nesam tokie turtingi, kad ten galėtumėm, sakykime, kad ir tų studentų pritraukimui, studentų tam mobilumui, arba ten laboratorijų atnaujinimui, kažkokiam tai statybom, skirti tiek daug pinigų. Tai čia aš manau, kad tu turi ir nu, čia man tokia asmeninė nuomonė, kad ir savivalda turėtų stipriai įsijungti į šitus procesus. Sako, jau pradėti nuo mokyklos, ta prasme, kažkaip. Sako, kad už miestą yra atsakingos 3 grupės - politika, verslas, gyventojai. Tai kaip jums atrodo, ar gyventojų ta dedamoji, ar yra pakankamai galių turi, ar jinai tas... Ne, gyventojų, sakyčiau, dedamoji, jinai galių gal ir turi, taip, bet vis tiek, tas gyventojas gali šaukti kiek nori, vadovas, sakykime, mūsų miesto, jisai kaip ir sutinka, kad irgi yra ta problema, reikia padaryti, bet iš ko tą padaryti? Mhm. Tai tada klausimas, iš kur gauti? Kas turi to pritraukti, ne, tos finansus ir panašiai. Nu, čia tas pats panašiai kaip pas mūsų universitete projektai yra. Ne. Taip, tai jeigu mes jų nerašom, jeigu mes jų nerašytume, mes neturėtumėm ten kažkokios tai išskirtinės įrangos, nebūtumėm galbūt žinomi ir mokslo pasaulyje, nes per tuos projektus tu bendrauji su pasaulinė bendruomenė, su pasaulinė lygio mokslininkais. Taip, tas garsas irgi plinta apie Klaipėdos universitetą ir taip toliau. Smagu, kad jūs tiek darot dėl
dėl savo bendruomenės, dėl miesto. Ir čia, man atrodo, mes jau priėjom prie paskutinio klausimo mūsų, tai nėra labiau klausimas, tai yra labiau tokia tradicija. Kiekvieno svečio klausim, ilgai negalvojant reikia atsakyti, ką jūs palinkėtumėt Klaipėdai? Jaunatviškumą. Taškas. Tai ačiū Jums už tai, kad atėjot, kad skiriat savo laiko, kad pasidalinot savo mintimis, vizijomis, patirtimi, už gerą palinkėjimą. Jums irgi matyti reikia palinkėti, kad jeigu jau kursit robotus, tai kurkit juos su šypsena, kad jie vaikščiotų arba važinėtų po Klaipėdą ir skleistų gerą nuotaiką. Tai ačiū Jums dar kartą. Tai ačiū Jums. O mes savo žiūrovom ir klausytojams primename, kad šią, kaip ir kitas Laikas Klaipėdai tinklalaidžių įrašus jūs galite pamatyti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Tie, kurie nenori praleisti naujų įrašų, gali prenumeruoti, angliškai subscribinti arba spausti varpelio simbolį ir ne vieno naujo įrašo nepražiopsosite. Ačiū, kad skiriate mums laiko ir iki pasimatymo.